Dabar išmoksite įterpti į tekstą įvairiausių simbolių, kokių nėra mūsų klaviatūroje. Kaip tai padaryti? Tai paspausti meniu juostoje esantį žodį įterpimas ir pasirinkti meniu specialieji rašmenys. Ir štai čia yra įvairiausių simbolių, kurių tikrai nebus mūsų klaviatūroje. Kaip jį įterpti? Reikia tiesiog išsirinkti norimą simbolį, paspausti ant jo ir paspausti mygtuką įterpti. Ir štai jis atsiranda lape. Jeigu nenorime eiti į meniu įterpimas ir specialieji rašmenys, toksai pat mygtukas yra priemonių juostoje, štai jis vadinasi specialieji rašmenys ir ant jo paspaudus mes gauname tokį pat langą. Jeigu norime gauti keletą simbolių iš eilės, galime kelis simbolius ir paspausti, štai čia jos rodo, ir paspaudus mygtuką įterpti visi jie iš karto iš eilės įsiterpia. Tame lange galime rasti dar daugiau visokiausių simbolių pasikeitę šriftą. Na, pavyzdžiui, yra toks šriftas, kuris vadinasi Webdings. Nepataikiau. Štai Webdings. Ir jame yra visokiausių paveikslėlių, kuriuos galime taip pat į lapą įterpti.